manau, kad didžiausia problema, kokia yra su mūsų skautų veikla, tai silpnas ryšys tarp valstybės, tautos ir skautų. Mums, kaip atrodo skautam, tai savaime suprantame, nes mes stovykloje duodami žodžius, atliekame žygius, prisimenam mūsų krašto didžiavyrius, bet mes kartais užmirštame, kad tą ryšį reikia parodyti ir visuomenė. Ir kada visuomenė pamato ne tik tai tuos vaikus lakstančius su trumpom kelnėm, bet kada jie pamato iš tų vaikų išaugusius ąžuolus ir ką jie padarė, tada jie supranta, kam ta organizacija iš vis reikalinga. Čia yra sunkiausias klausimas visuomeninė organizacija, nes skautam reikia paramos, o valstybėje reikia skautų. Ir tada atsiranda tas jungtis, tada atsiranda sąveika ir tada galiu paaiškinti žmogui, kaip galėjo tai būti, kad 16 000 skautų buvo prieš Antrą pasaulinį karą Lietuvoje. Dėl to, kad ta organizacija, jinai buvo reikalinga valstybei. Tai buvo valstybės kūrimo projekto sudėtinė dalis. Šiandien jų aktualumas nė kiek nesumažėjo, kadangi skautai turi savo metodus ir tam tikro amžiaus vaikam nieko geresnio nėra išrasta. O kada tu pamatai tokį rezultatą, tada atsiranda noras remti tą organizaciją ir žmonėm toje organizacijoje veikti patiems. Bylos yra įvairiai suskirstytos. Vienos yra suskirstytos pagal miestus, kitos tiesiog turi metų pavadinimą arba kažkokį keistą pavadinimą, įsakymai, nutarimai, nieko nesakančios, bet juose gali rasti informaciją susijusią su kažkokio tai mažo miestelio skautais ir taip toliau. Tai yra, archyvuose bylos nėra tvarkingos, dėl to tas darbas irgi užtrunka. Aišku, labiausiai džiaugiamės tai Ramanausko Vanago atradimu, bet taip pat labai išsamią biografiją turime Benedikto Labėno kariūno, partizano Benedikto Labėno kariūno, kurio draugovės pavadinimą ir turime Lietuvos skautų sąjungoje. Taip pat labai pradžiugino ir Dianos Glemžaitės skautiško liudijimo atradimas ir kaip sužinojome, kad istorikai neturėjo jos jaunystės nė vienos nuotraukos ir ta nuotrauka bus panaudojama kuriamame filme apie ją. Tai pati paroda yra keliaujanti paroda, ji buvo jau eksponuojama mūsų jubiliejinėje stovykloje, buvo eksponuojama kituose skautų įvykiuose, renginiuose ir stovyklose. Na ir galų gale žiemos metu ji bus eksponuojama būtent čia, Vilniuje, Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje. Tikrai kviečiu visus aplankyti, susipažinti, kas nesate buvę pačiam muziejuje, o tie, kam yra svarbu Lietuvos skautų istorija, rezistencijos istorija, tai yra dar vienas naujas gyvas žingsnis, žvilgsnis į mūsų tą nepaprastą istoriją. Ir kas yra labai svarbu, kad būtent šioje ekspozicijoje jūs matote du partizanus skautus, kurie čia šalia ir neteko savo gyvybės, kuriems buvo įvykdytas mirties nuosprendis, kurie buvo okupantų nužudyti. Ši paroda yra svarbi ne tik tai skautų organizacijai, bet ir visam jaunimui. Tikrai kviečiu atvykti čia į Vilnių, į okupacijų ir laisvės kovų muziejų, susipažinti su visa ekspozicija, na, aišku, ir prisiliesti prie šios skautiškos parodos. Viskas vyko naktį miške, Kernavės tunto uždarimo stovykloj sezono, kur broliai kandidatai Vyčius padėjo ruošti šitos trikojus, įvairiai gražino, dekoravo. Ir tada paskutinius elementus jau užbaigiamuosius sudėjom čionais jau vietai. Visi atėjo su savo idėjom, leidom reikštis meniškai, kurti. Tai be abejo yra dvigubas kryžius, kas yra Vyčio simbolis, ir degintas juodasis kryžius yra partizanų simbolis. Tai atitinka tiek skautiška simbolika, tiek partizaniška simbolika. Tai be abejo jos yra persipynusios. Gerbiami parodos organizatoriai ir dalyviai, malonu, kad būtent pas mus, mūsų muziejuje, demonstruojama šita paroda apie skautus ir manau, kad čia tikrai tinkama ta vieta, kaip minėjo Alkas, du iš jų čia buvo nužudyti, o ko gero šimtai jų buvusių skautų buvo kalinami MGB vidaus kalėjimo Rusiuose, kuris vėliau buvo pavadintas KGB tardymo izoliatoriumi. Ir labai svarbu yra, manau, kad pabrėžti, čia jau jūs atrado tos dalykos, kad iš 8 Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos signatarų net 5 iš jų buvo skautai. Tai jeigu teisingai prisimenu, tai ir brolis Tiesiais,
ir naktis Aleksandras Grydinas Faustas, ir Šibaila Merainis, ir Adolfas Ramanauskas Vanagas, taip pat ir daug kitų žymių rezistencijos dalyvių. Ko gero, šitie žmonės neatsitiktinai tapo svarbiais rezistencijos vadais, o būtent dėl to, kad jie buvo skautais, kad jie išaugo tą patriotinę dvasią, išaugo, sakykime, pasiaukojimo tėvyniai ir tikėjimo dvasia, jie įskiepijo nepriklausomą Lietuvą, jiems tas vertybės, kurias jie siekė apginti savo gyvenimo, nebijodami mirties ir pasiaukodami už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ir jūsų pasiryžimas, jūsų veikla, jūsų patriotinis, sakykime, auklėjimas yra labai svarbus dalykai ir dabartiniai Lietuvai ir ateičiai. Tai ši paroda yra svarbi dėl to, kad skautai kūrė ne tik savo istoriją, bet taip pat kūrė ir Lietuvos valstybės istoriją. Ir skautai prisidėjo būtent prie laisvės atgavimo. Ir mums reikia šviesti ypač jaunimą, kad žinotumėm, kokia buvo mūsų ta istorija, tam, kad istorija nepasikartotum ir mes galėtumėm iškirsti tam kelią.